Sveiki visi, čia bioharmonizacija, holistinio sveikatingumo specialistas Dovydas Lukšas. Ir šiandien turime svečią, gerbiamą Arūną Jonuškį, klubo Kelias į save steigėją nuo 1992 metų, taip pat Sudžok terapijos specialistą. Tai sveiki, Arūnai. Labas visiems. Gal truputį prisistatytumėt save, trumpai. Visą tą kelionę pradėjau 80 metais, pradėjau domėtis cigūnų, joga, meditacija. Taip ir prasidėjo tas kelias, toks aišku, jis visos buvo toks banguotas, kaip ir turi būti visada, nebūna tik taip, o būna tik taip. Tai taip ir keliaujame, žinai. Esam šiam kūne, tai ir tiek visko įdomių dalykų. Kuo daugiau savyje atveri. Aš turiu tokį eilėraštuką ir galėčiau tokį kaip ir prisistatymą pasakyti. Pasaulis veidrodinis atspindys. Tarp kitko, man jis atėjo ir ateina laiks nuo laiko eilėraščiai, medituojant, praktikuojant, tai aš juos užsirašau ir dabar paskaitysiu. Pasaulis veidrodinis atspindys. Į ką žiūri, matai save. Ir ką viduj turi, tą išorį matai. Kokia žmogaus dvasia, tokie jausmai. Kokie jausmai, toks elgesys ir tokios mintys. Kiekvienas esam savo dvasiniam kelyje. Leisk klysti savo ir leisk klysti kitam. Ir didžiųjų mokytojų, gurų, paimsi tiek, kiek dvasios bus tavam viduj. Ir už tave jie neprabus, ir už tave jie nepamils, ir už tave ramybės neatras. Savo matu matuojame pasaulį, o dvasinė gelmė gilesnė ir daugiau atversi paslapčių. Kas kleisi iš vidaus, tokia dvasia tave ir gaubs. Išmok atgimti jausmais giliais, jie tavo dvasios guru ir vedliai. Išpainio sunkumus, pasiklydimą ir pasimetimą. Jie rodys kelią į vidinę tavo esmę, į vidinę tavo gelmę. Ir tavo naujas likimas, tavo dvasios augimas, gilių jausmų atvėrimas, sąmonės praplėtimas. Sunkumų bus, tai bus, bet jie augins tave, jei neužstriksi neigiame. O po skausmų giliais jausmais apsivalyk, atleisk, apsikabink, paleisk, užmiršk ir iš vidaus dvasia atgimk. Tai jis žymiai didesnis, bet pradžiai to kaip ir užteks. Taigi tokį kelią einu, kad labai mėgstu apglėbti, apimti, suderinti. Ir kai manęs klausia, kas tu esi, tu krikščionis, nes man iš tiesų patinka Kristaus mokymas, tai aš esu ir krikščionis, ir budistas, ir Krišna man patinka, ir Dao dievinu. Taigi aš esu toks, man patinka ta vienovė. Nes kai išsirenki vieną, neigi kitą, atstumi kitą. Tada tos vienovės pasiemi mažą dalelę, o visą kitą kovoji, kariauji, kumščiuojasi. Ir dažnai klausia, tai kas sako, tu mityba, kas esi? Sakau, aš esu žaliavalgis, esu veganas, esu vegetaras ir visavalgis. Ir man čia konfliktų nėra, nes kai būna, čia mano mityba geriausia, čia mano mityba geriausia. O aš sakau, mano mityba geriausia, todėl kad aš apimu visus. Vienu metu galiu būti veganas, kitu žaliavalgis, kitu visavalgis. Taigi lygiai tas pats ir su religijom. Ir čia sako, tu išdavikas esi. Aš sakau, aš negaliu būti išdavikas, nes aš vieną nepasirinkau. Aš pasirinkau visumą. Dažnai žmonėms patinka pasirinkti kažką, tai kažkokią mažą dalelę ir tada gaunasi kova su kitais, konfliktas su kitais. Ir čia tiesiog, toks galima sakyti, kaip siaurumas yra žmogaus, bet ir manyje būdavo dažnai neigimo kažkokio, bet ką sau sakydavau? Aš dabar negaliu priimti to, galbūt ateityje galėsiu priimti tai.
dabar aš negaliu priimti, dabar aš galiu tik tai paimti. Ir su laiku matydavau, kad atsiverdavo nauji dalykai, kai gali apglėbti plačiau, priimti plačiau ir labiau atsiverti. Taigi man patinka visuma. Visumos kelias labiau ir aišku, tas įsiklausimas į save, jis yra pagrindinis, jis yra be galo svarbus, nes visada eini per šitą fizinį kūną, kur atėjo ta dvasia ir turi klausytis, kaip čia, jeigu aš būčiau gimęs koks jakutu arba gimęs kokiu indu, mano ta mityba būtų kitokia, supranti? Ir aš sakyčiau, ar tai sveika. Todėl mano, sakykime, kelyje nėra praktiškai labai retai, kad atrasi, kas yra sveikata. Pas mane tarsi nėra šito dalyko sveikata, nes tada tu uždarai kažkokį tai suvokimą ir tą suvokimą bandai primesti kitiem. Iš tiesų, aš su džoku užsiemu su džok terapija nuo 94 metų, jau kiek 30 metų ir esu pratestavęs iš delnų labai tiksli diagnostika, iš delno taškų apie virš 26 000 žmonių. Į metus būdavo apie 1000 žmonių prasitestuoji. Ir ką matau, kad, sakykime, būna žmonės, kurie laikėsi žaliavalgystės 20 metų. Ir po 20 metų pradėjo ką daryti, susirgo artritu ir pradėjo laikytis šuns dietos, pradėjo valgyti mėsą su vandeniu, gerti vandenį ir valgyti mėsos ir sako, laikau šuns dietos. Ir žinau, kaip man gerai, kiek aš mačiau šitų kraštutinumų, žinau. Žmogus laikosi ten veganystės, juodai, paskui po kiek laiko susirga ir pradeda valgyti viską ir sako, kaip man gerai, keto dietą pradeda daryti šiandien. Ne vienas atvejis toks. Ir kiek tų kraštutinumų, kai žmogus pereina iš vieno kraštutinumo į kitą. Ir kas sveikai buvo vienu metu, vėliau pasidaro nesveikai ir atvirkščiai. Taigi matydavau tokių atvejų, kai, sakykime, moteris žaliavalgė pradeda valgyti mėsą ir pradeda susilaukia vaikų tada, kai pradeda valgyti mėsą. O būna atvirkščiai. Valgo mėsą, negali susilaukti, tampia veganų, ten išsivalo ir vėl susilaukia. Bet tai yra tokie principai, kur kartais ne visada viską suvoksi, ne visada viską apimsi, bet jie yra tokie, supranti, kas vienam tinka, kitam netinka, o kartais būna taip, kad nuo to, ko pasveikai, jeigu įsikabinės laikais, vėliau nuo to susergi. Ir čia turėjau tokį, aš diagnozuoju iš delno taškų, diagnozuoju ir su aparatūra biokamerton turiu. Tai tokia grupė atėjo pas mane į paskaitas vegetarų, veganų ir labai įdomiai taip susidarė didžiulė grupė ir žiūriu iš jų, diagnozuoju ir sakau, klausykit, vėliau su aparatūra kitą dieną protestavau pas visus Candida grybelis, nes labai daug naudoja vaisių ir galvoju, kad tai sveika gyvensena. Ir visi ten sako, mes gyvenam labai sveikai, kai pradiagnozavau iš rankos, vėliau su aparatūra kitą dieną sakau, jūs matote, kaip tai nėra sveika, nors žmogus sako, labai sveika. Ir viena moteris, kuri buvo irgi ten veganė, vegetarė, tokia, kuri be mėsos, be žuvies ir daug vaisių valgo, pas ją viskas gerai. Suprantate, tai vienam iš 20 gerai, o kitiem jau nėra gerai, bet aš neinu prieš jokią mitybą, tai gerai ar blogai. Aišku, aš turiu savo pasirinkimus ir jeigu žmogus yra vėl veganas ar vegetaras, aš patariu jam būtent per fermentaciją eiti, nes kai žmogus tampa vegetaru ar vegano ar žaliavalgiu, labai skrandis nusišarmina. Ir aš tai matau iš taškų, aš tai matau su aparatūra, kai testuoju, o kai skrandis nusišarmina, atsiranda daug tokių rimtų bėdų, nes kai skrandžio pH yra šarminis 7 pH, pas žmogų gali ateiti vėžys.
Michaelis Geršonas, antrosios smegenys, minėjo, kai ateina vėžys, kai būna skrandis nušarmintas 7 pH. Molotovas jau 90 metais, Molotovas vienas žymiausių chemikų pasaulyje, unikalus žmogus, ir jis jau 90 metais sakė, negalima skrandžio nušarminti. Nušarminus skrandžiui iki 7 pH gali ateiti vėžys. Taigi tiek Michaelis Geršonas, antrosios smegenys knygos autorius, tiek Molotovas, jie labai sutinka tame kontekste ir, žodžiu, aš tai ir matau, ir matydavau. Taip. Aš dar pridėsiu vieną dalyką, kas galbūt nelabai žino dėl skrandžio. Nors ir, šiaip sakom, žmogaus organizmą gerai išlaikyti šarminę, tai pH šarminė, su skrandžiu yra visiškai kitaip. Skrandyje rūgštis turi būti ypatingai rūgšti, tai reiškia pH žemas, netgi 1, 2 ir panašiai pH, tam, kad suskaidyti baltymus iki pat galo, iki amino rūgščių, iki peptidų ir šitų dalykų. Ir jeigu, pavyzdžiui, ypač tiems, kas valgo mėsą, tiems, kas valgo baltymus, jeigu jūs nevirškinat tų produktų, tai kaip ir minėjo Arūnas ir minėti mokytojai Molotovas ir visi kiti, tai kad tada lieka toksinių medžiagų, nesuvirškintų produktų, kurie pūna ir sukelia vėžines ligas, ląstelių mutacijas ir taip toliau. Tai norėjau tą patikslinti ir apskritai truputį susiaurinti visą šitą. Ir aš matau, kaip jūs mėgstat holistiškai plačiai mąstyti. Man tas labai patinka, rezonuoja. Pats esu holistinio sveikatingumo specialistas ir man labai, manau, sekasi, bet ir tai yra labai svarbu apjungti viską ir matyti, kaip emocija susijusi su fiziniu kažkokiu sutrikimu arba psichosomatika, tradicinė kinų medicina apie tai kalba, kaip pavyzdžiui, kepenys susijusios su pykčio, frustracijos, emocijom ir visi organai turi tam tikrą ryšį. Bet dar truputį sugrįžtant prie jūsų pačių pirmų sakinių, ką minėjot apie apskritai iš kokios energijos veiksmas vyksta ir jeigu kažkoks yra pasipriešinimas, jeigu kažko tais nesinori daryti arba žmonės labai prisiriša prie kažkokio vieno, viskas, čia mano bunkeris ir viskas, čia statau vėliavą ir viskas, čia taip yra, tai tokia tiesa. Tai vargu, ar čia yra meilės energija, nes meilės energija ji apglėbia, ji, kaip jūs sakėt, sujungia labiau dalykus ir jeigu einame sąmoningumo keliu, kaip sakėt, per laiką lygtais vis daugiau ir daugiau pavyksta apglėbti. Taip, Dovydai. Iš esmės todėl, kad leidžiam savo priimti. Tai mano čia toks pastebėjimas į tai, ką jūs sakėt. Ir dabar taip siauriau truputį žiūrint, gal galėtumėt labai konkrečiai apie Sudžok terapiją papasakoti, kuo jis skiriasi būtent nuo kitų terapijų, kurias galima taikyti labiau alternatyvios medicinos srityje, kuo būtent skiriasi Sudžok. Tai pirmą minėjo delną, gal net parodytumėt, kiek ten, sako, yra visas žemėlapis organų. Taip, Dovydai, išplaukiau, bet vėl sugrįžtam. Tai yra žmogus delnuose 2 kojos, vidurinis ir bevardis pirštas, 2 rankos ir nykštys galva. Labai tiksli diagnostika yra, unikali diagnostika. Labai daug sistemų yra, kur žmogus yra chaotiškai išmėtytas kūne ir mes rasime tailandietišką, kinietišką, indišką sistemą. Iš tiesų jų labai daug yra. Ir man teko dalyvauti tailandietiškom, tiesiog mokiausi šios sistemos ir seminare ir moteris pasakojo, čia moko, kaip masažuoti pėdose taškus ir čia stuburo taškai. Ir aš tada iš karto tame seminare paklausiau, kam skauda stuburas. Ir žmonės pasakė, man. Tai sakau, dabar pamasažuokim, turi praeitas skausmas. Ir ta mokytoja sako, nepraeis, reikia ilgai masažuoti. Aš taip labai nustebęs, paėmiau pagal Sudžok, atradau stuburo taškus, pramasažavau ten
2-3 ar kiek tai minučių vienai praėjo skausmas, kitai praėjo skausmas sumažėjo. Tai sudžok labai tiksliai čia ir dabar. Jinai rodo, kaip pokyčiai vyksta. Tai yra apie 97% skausmų pasišalina per 3-5 minutės. Tiksliai atradus taškus ir masažuojant. Pagal kitas sistemas aš to neradau. Pagal sudžok labai tiksli yra diagnostika, be galo tiksli. Aš turiu aparatūrą, visada pasitikrinu ir pagal sudžok, ir pagal aparatūrą, ir tada matau, kad tai yra nenuplaukimas, o tai yra mokslas. Nes jeigu yra kažkokios problemos, taškai delnuose skaudūs. Iš 100 žmonių 3 negaliu pradiagnozuoti, kartais 1 iš 100, kartais 2, kartais 3, nes jie nejaučia skausmo. Yra žmonės, kurių skausmo barjeras yra sumažintas, bet šiaip jau daugumai gali labai tiksliai atrasti. Ir kaip aš tai atradau, aš dirbau su cheminėm medžiagom, garindavau džinsus ir virdavau, cheminės medžiagas kažkur apie 5-6 metus ir užsidirbau astmą, užsidirbau daug alergijų. Kas nevirdavo, ar ten pusmetį ar metus virdavo, tiem nieko, bet kas virė, tai darė daug metų, va tie turėjo problemas. Ir pažįstu ne vieną žmogų. Va tai aš tuo metu domėjausi kinų meridianų sistema ir spaudžiau taškus. Čia yra signalinis taškas, vandens taškas nuo uždegimų, metalo taškas, žemės taškas, ugnies taškas ir vandens taškas. 5 elementų, 5 stichijų. Taip, aš juos spaudydavau, čia 92 metai ir pastebėjau, kad čia prie ugnies taško, čia toliau yra labai skaudus taškai. Ir aš juos pradėdavau spaudyti, kokie skaudus, tai buvo kažkas tai tokio, bet ką pastebėjau, kad dusimas pradėjo mažėti ir aš išsigydžiau egzemą per 2 savaitės. Aš sirgau egzemą 13 metų. Ir čia aš buvau visiškai nustebęs, kad aš taip greitai save pagydžiau, nuėjau pas akupunkturistą, pažįstamą draugą, klausiu, kas čia per taškai tokie yra, nėra, sako, čia taškų, tokių taškų. O aš tada jau čia radau. Tik vėliau, po kelių metų, 94 metais, kai nuėjau kursus, sužinau, kad čia yra plaučių taškai ir kad būtent bronchai plaučiai atsakingi už odą. Tai būtent klausimas, reiškia, sudžok taškai ir akupunktūros taškai tai yra šiek tiek skirtingos sistemos, nėra identiška, ne? Taip, meridianai ant viso kūno, o sudžok yra ant delno ir ant pėdos, čia yra galva, antras nariukas kaklas, krūtinė, ir taip toliau. O kepenis, skrandis, šlapimo pūslė tarp kojų, visi organai išsidalinę, bet labai turi tikslę savo formą. Ir aš, matai, mokiausi pas profesorių Pak Džiavų, korėjietį, šios sistemos autorių. Ši sistema atėjo visai neseniai, 86-87 metais. Ir mokytojas ką pasakė, kad anksčiau būdavo žmogus chaotiškai išmėtytas, tai nėra tiksliai. Yra tiksliai žmogaus atspindys, 2 kojos, 2 rankos ir nykštys galva. Ir va čia mokytojas atnešė širdies taškus, jie buvo truputį kitaip, aš pakeičiau, nes aš tiesiog labai daug tūkstančių žmonių pratestavau, kol pamačiau, kad truputį netaip netgi mokytojas atnešė. Ir tai, kas yra pasaulyje, mokytojas atnešė, aš esu sudėjęs tarsi milimetrų tikslumu viską sudėjęs, nes irgi moteris viena lankė pas profesorių Pak Džiavų kursus ir niekaip širdies taškų neišsigydavo. Net mes galime atrasti internete, kad pas mokytoją širdis yra čia, o aš pakeičiau, kad širdis čia. Aš pakeičiau iš savo praktikos. Aš sakau, per virš 26 tūkstančių žmonių pratestavau ir 2005 metais pasikeitė ta sistema nuo šitos vietos, sakykime, perėjo į šitą vietą, čia tiksliau. Ir aš tai moterį, kuris spaudė ten kelis metus, pagal profesorių Pak Džiavų širdies taškus neišsigydė, aš pakeičiau, sakau, čia pradėkit spaudyti. Jinai išsigydė savo širdį, tai parodė va tą teisingumą. Taigi sustačiau, man labai patinka visur atrasti kažką naujo. Nežinau, kodėl taip yra, kodėl per mane ateina nauja, bet va čia sudžokė, tiesiog sustigavau, atradau naujus taškus. 2009 metais man įkando erkė, prageriau vaistus, antibiotikus ir į veną leido dar 2 savaitės. 2 mėnesius buvau ant antibiotikų. Žiauriai viskas
sukrito, baigiau kilnoti štangas, žodžiu, nuo tų visų vaistų sukritau juodai ir va čia atradau limfinius taškus, ko nieks pasaulyje nėra atradęs, kas delnuose yra. Atradau kiekvieną limfmazgį, kuris yra taškuose. Man erkė nebūtų įkandusi, aš nebūčiau tos knygos greičiausiai sukūręs, suprantate. Viską pamačiau. Kaip jūsų knyga vadinasi, Arūnai? Turiu išleidęs 9 knygas apie sudžok terapiją. Tai būtent ten ta 6 dalis yra skirta limfai, visa knyga, ir kiekvienas limfmazgis turi savo taškus delnuose. Ir turėjau atveju, kai ten limfmazgiai pažasti iština, turiu YouTube įrašęs moteriai ištinę limfmazgį, ruošęs operuot, pradėjo spaudyti, išnyko ir taip toliau. Taigi atradau būtent limfinę sistemą, kartu sukūriau ir visą kraujotakos sistemą, labai daug tokių naujovių įnešiau. Galbūt kol kas jos yra tik Lietuvoje, neįnešiau plačiau už Lietuvos ribų, galbūt dėl to, kad nemoku anglų kalbos ir nemoku kitaip išreikšti. Tuo pačiu gal reikia mokinių, tai vat gal šis įrašas padės atrasti tuos žmonės, kas nori perimti šitą, sakyčiau, sveikatos amatą iš jūsų. Tai pasiekime tą sėklą ir galbūt tai išsipildys. Bet dar vienas pastebėjimas, ką Arūnai sakėte, kad kai kurie žmonės ateina, na, sakykime, tirtis, diagnozuotis, jau su nusistatymu, kad va, čia nepraeis, čia taip yra, taip buvo, bet iš tikrųjų gyjimas vyksta, kai leidi savo gyti emociškai, kai esi pasiruošęs tam ir sakai, kad va, aš gyju. Tai tas, reiškia, minčių emocinis fonas yra ypatingai svarbus. Tai ar sudžok kažkiek šneka apie tai, ar labiau yra visgi toksai fizinis stimuliavimas tiesiog tų taškų? Žinai, ateina nemažai žmonių, kurie būna kritiškai nusiteikę ir sakau, čia jums nereikia turėti pozityvaus požiūrio. Jeigu jūs darysite tai, ką sakau, per dieną 3-4 kartus, nes jeigu nedidelė problema yra, tai užtenka 1-2 kartų pamasažuoti taškus. Jeigu rimta problema, tai reikia 4 kartus per dieną po 5 ar 10 minučių. Tada rezultatai bus. Ir ateina žmogus ir pasako nuoširdžiai, dėt ranką ant širdies, sako, aš netikiu, sakau, viskas gerai, sakau, netikėkit. Padirbkit ir kai matysit, kad tai yra pokyčiai, kurie duoda rezultatus jums. Ir nemažai tokių turėjau žmonių, ateina nusiteikę kritiškai, bet pamato, kad taškai skaudus yra, kad masažuojant taškus lengvėja būsena. Ir turiu įdėjęs taip pat įrašus kelių paskaitų YouTube, kai žmonės spaudo taškus, gerėja rega, tiesiog skauda akis ar kažkas jaučiasi diskomfortas, spaudant taškus, po 2-3 minučių praeina skausmai ausyse, galvoj ir taip toliau. Tai yra, čia nebūtina to emocinio nusiteikimo, bet jisai yra pageidautinas vėliau, nes kuo labiau žmogus tiki, tuo labiau užsuka tą visą savigydą. Bet tai nėra taip svarbu daryti ir paskui žmoguje, jeigu daro, dažnai apsiverčia. Aišku, jeigu problema... Tais moksliniais tyrimais, jeigu greit paminėti, placebo efektas, jis yra labai stiprus, galima apie tai irgi paskaityti plačiau. Tai tikėjimas yra didžiulė jėga ir tai yra asmeninė jėga, niekas iš jūsų jos netims, bet tik tais jūs patys galite tą įgalinti. O šiaip, jeigu dar yra tokių žmonių, kas padiskutuoti apie tos dalykus nori komentaruose, tai visus tos dalykus paėmus, ne patys sudžok, paėmus, tarkim, jogą, cigūną, kažkokius kvėpavimo pratimus, taip toliau, kažką labai ten tiksliai, taip moksliškai aprašyti, kaip ten tos energijos juda, kaip ten kas vyksta, nelabai yra lengva, bet tuo pačiu negalima nuneigti. Jeigu net nėra mokslinių įrankių, kaip tą įvertinti, tai čia yra atvira diskusija. Ir nėra visiškai jokio, sakykime, nei viena stovykla, nei kita. Tiesiog plečiamės ir bandome apgaubti viską.
Tokia būtų mano žinutė. Ir dar dabar prisimenu, kad lygties jūs ant delno dedat, aš prisimenu iš seniau, prieš kelis metus, kad kažkaip lygties grikių vieną grūdelį, įdėjot į specifinį taškiuką ir pradėjom tai kaip konkrečiai tas procesas vyksta? Jo, delnuose yra, kaip mokytojas sakydavo, kad elektromagnetinė banga, kai spaudom taškus, jinai siunčiama yra į kūną. Aš manau, kad tai yra kur kas giliau, ko mokslas dar negali atsakyti, bet turiu unikalių atvejų. Turiu įrašęs YouTube Arūnas Jonuškis su Džok, tai galit pamatyti, kaip žmonės atstato širdies vožtuvus. Kažkada Briedikis lankėsi, vienas žymiausios senosios kartos kardiologų, kuris vienas pirmųjų pradėjo širdies operacijas Lietuvoje, ir jis pralankė pas mane visą ciklą paskaitų ir aš jo klausdavau, čia 2003 metais buvo, ar širdies vožtuvai atstatomi? Ne, jis sakydavo, neatstatomi, čia natūraliai, čia neįsivaizduoju, ką daryti. Tai aš vėliau nusiunčiau jam įrašus, turiu įdėjęs įrašus žmonėm, kuriem padėjau atsisakyti be operacijos. Viena moteris net 3 vožtuvus atstatė be operacijų su taškų veikimu. Tai tada iš tiesų buvo profesoriui nuostaba, sako, tu kaip mano mokytojas jau esi, nes sako, čia iš tiesų stebuklai yra pasaulyje. Tai su Džok terapija esu pasiekęs unikalių dalykų. Ten galima kiekvieną kraujagyslę pramasažuoti taškuose ir pamatyti, kas nepraeina. Rega trinka dėl to, kad kraujas į akis nepraeina. Klausa, turiu žmonių netapakusių, gal kokius 7 apkurtusių turiu, nepamenu, 5 ar 6 žmonės, kurios padėjau klausą gražinti. Turiu su Parkinsonu labai gražių rezultatų, tik dabar iš Panevėžio grįžau ir ten kelis atvejus turiu tokius, kur esu padėjęs. Aš negydau. Aš žmogui parodau kelią, ypač žmogus dirba, spaudo, dirba su savim ir save gelbėja. Taigi turiu unikalių atvejų, kuriuos galit pamatyti per įrašus įvairius, padės iš komos išeiti, žodžiu, padės išsigydyti įvairias, tokias sunkes nepagydomas ligas. Tiesiog žmogui sustatau programą ir žmogelis pats su savim dirba, siekia ir pats save tiesiog stengiasi atstatyti, gydyti, nes delnuose yra kiekvienas limfmazgis, kiekviena kraujagyslė, kiekvienas organas ir diagnozuodamas delną tu gali pamatyti tas priežastis, ką reikia atstatyti, pagerinti ir taip toliau. Tai kepenų veikla irgi turėjau tokių atvejų, atvažiuoja žolininkai, kurie ten 15 kiek metų žolės vartoja, niekaip neatsistato kepenų ir pradiagnozuojas iš rankų, aš matau, nepraeina kraujas į kepenis. Ir kai nepraeina kraujas į kepenis, kepenis negali dirbti 100%. Arba nepraeina vartų vena. Vartų vena kas yra? Tai yra maistas suvirškinamas skrandyje, vėliau suvirškinamas dvylikapirštėje, vėliau žarnyne. Ir į žarnyną maistas per vartų veną papuola į kepenis. Ir jeigu čia užsinešus iš tą kraujagyslę, mes nedagaunam medžiagų. Taigi, tam žolininkui yra daug, kad pas jį nepraeina kraujas ir arterinis, ir veninis neišeina kraujas. Ir atrodo, žolės vartoja, labai žymus žmogus Lietuvoje ir taip toliau, bet savo negali padėti, nors ir žolės vartoja. Tai ne visada, supranti, ir to žolės gali padėti. Jos kažkur tai padeda, bet reikia dar papildomai ieškoti. Todėl labai svarbu save neapriboti, nesusiaurinti, o paimti kažką tai plačiau įvairiau. Ir nieko nėra panacėjos, nei su Džoko, nei ten jogos panacėjos, nei cigūno. Mes turime dabar tiek informacijos galime gauti, kad mes galime tiesiog save plėsti ir iš visų kampų paimti. Ir kaip būna žmogus, sako, pavyzdžiui, aš sako, išbandžiau akupunktūrą, ten 3 mėnesius, bandžiau reiki ten kelis mėnesius, paskui bandžiau mitybą kelis mėnesius ir visko išbandė, bet nieko nedarė toliau. Ir sakau, jūs dabar viską darykite, bet viską kartu. Tada bus, kai sunkios problemos, viską reikia kartu daryti, o ne po vieną kažko išbandyti to. Tai čia toks mėtymasis yra žmogaus. Bet ir šiaip aš pastebėjau iš savo praktikos irgi, jeigu gal kas stebite mano darbus, tai paskutinius 4 metus su pusė maistas yra vaistas, rašau straipsnius ir dirbu holistiškai. Tai ką Arūnas sakė, tai yra
bendra sveikatos darna, paimant, apgaubiant visus faktorius. Tai jeigu kiek jūs ten tų brokolių, žolių valgysit, jeigu yra emocinis stresas, jeigu traumos neišspręstos, yra tam tikri faktoriai ir prioritetai, kaip reikia viską žiūrėti. Tai ir mityba, ir judėjimas, ir kvėpavimas, ir bioenergetika, ir emocijos, ir stresas, ir viskas sueina į vienį, sudaro tą giluminę būseną. Bet ką labai dažnai iš savo praktikos pastebėjau, kad žmonės prastai susideda prioritetus. Tai yra, nuo ko pradeda. Jeigu yra 10 svarbių dalykų sveikatai, bet jie kartais būna patys svarbiausia, padeda į tą 10 vietą. Tai kažkokias smulkmenas skiria labai laiko, daug ir energijos. Tai pavyzdžiui, kaip sakėt, daoizmo filosofijoje, man labai patinka, kad viskas taip paprastai paaiškinama. Sako, jūs tik išimkit bloką, yra upė, tarkim, upė arba jinai teka, arba pridėta, tarkim, bebrai padaro užtvanką ir atsiranda tas blokas. Tai, kaip daoizmas sako, išimkit vieną tą malką ir vėl prasidės tekėjimas. Ir kai yra tėkmė, tada, pagal irgi tradicinę kinų mediciną, kai yra tėkmė, kai energija po visą kūną teka sinchroniškai, harmoningai, tai tada žmogus yra sveikas. O jeigu kažkur yra blokų, tai tada kažkokie strigimai prasideda ir jie dažniausiai lokalūs. Tai man bent jau taip skamba, kad sudžokas aktyvuoja tuos lokalius blokus tokius ir leidžia sugrįžti tai žmogui natūraliai būsenai, tai tiesiog energijos pastoviai tėkmei per visą kūną, per visą energetiką. Ar taip? Taip, tai yra gali suaktyvinti kraujotaką į kojas, į akis, į ausis, į galvą. Jeigu dūsti į plaučius kraujotaką suaktyvinti, pamatyti priežastis. Esu daug atradęs pagal sudžokai diagnozuodavau, atrasdavau žemas spaudimas dėl ko yra. Dėl to, kad nepraeina kraujas iš plaučių į kairį skilvelį. 2 kraujagyslės yra, tiek iš dešinio plaučio, tiek iš kairio. Ir kai nepraeina, spaudimas būna žemas, 100% atsitaiso. Duodu žmogui praspaudyti ant rankų taškus po 3 minučių, po 2 minučių, kartais po vienos jau šyla kūnas. Čia kiekvienoj paskaitoj tai rodau. Ir daug atradęs to, ko negirdėjau iš medicinos. Aplamai visiškai naujus dalykus, nes pamatai tam tikrus ryšius. Ir tada, kai pamatai, atstatai, ir turėjau tokių atvejų, atvažiavo žmogus, Hochstrauso sindromas, labai sudėtingas. Ar jūs gydot? Klausiu, kiek Lietuvoje yra? Oi, sako, ant rankos pirštų galim suskaičiuoti, sakau. Aš atstatykit, sakau, visas funkcijas ir jūs pasveiksit. Žmogus net ant vežimėlio sėdėjo, atsistatė, pasveiko, jam davė neįgalumą visam gyvenimui, bet tas žmogus pasveiko. Supranti? Ir čia gali net nežinoti apie tą lygą, imi iš delno ir diagnozuoji, matai. Nedirba hipofizė, nedirba ten skydliaukė, nedirba dar kažkokia liauka, nedirba limfmazgiai, nedirba skrandis ar kepenis blogai dirba, ir žarnynas ir taip toliau. Spaudai taškas atstatinėja, susiderina viskas, bet vėl, labai Dovydai tinkamai pasakei, kad, sakykime, atvažiuoja žmogus ir jeigu jisai valgo ten saldumynus, bandelės, kepa aliejų, supranti, jau vėl tas jau yra negerai. Jeigu emocijos vėl yra, daug bijo, daug pyksta, ar ne, nenueina ten, nueina pusiaunaktį miegot arba per daug dirba, nemoka pailsėti, tas irgi susikaupia. Taigi reikia žiūrėti visą apimančiai, nes jeigu žmogus galvos, aš čia tik spaudysiu taškus, tai čia viskas susitvarkys. Aš turėjau... Su tuo spaudimu, ar spaudė su meilė savo, spaudė ir siunti intenciją, kad aš gyju, ar tu spaudė, nubliavo, ir su tokia jau, žinot, su kokia emocija, iš ko visos tos sveikos praktikos, aš dirbu, sudedu žmonėms personalizuotas mitybos programas. Tai ar ten paauglys, ar ten vyras sportuoja, ar ten moteris neščia, ar maitinanti, visi turi skirtingus poreikius. Bet
Bet kiti būna, nori sveikai maitintis, bet ne tas, kad iš noro meilės savo, aš noriu sveikai maitintis. Ir taip, ar tu tikrai nori? Ir jie tokie vat sukandę dantis, nu, ir kažkokie ne tokie poreikiai, per spaudimą, per tas neigiamas emocijas. Iš tikrųjų, ir taip žmogus vargu ar pasveiks, tai ramybė turi būti kaip pamatas, ramybė, darna, ir nuo to jau kurti sekantį veiksmą. Ir dabar noriu biškį susijęti truputį, labai nesiplečiant, bet tiesiog susijęti, ką jūs paminėjote apie tas diagnozes, kad apskritai alopatinė vakarų medicina, ką aš pats savo kailiu patyriau, turėjau savo sveikatos strigimus, labai anksti 15-16 metų jau pabendravau su medicina ir labai, sakykim, labai gerai diagnozuoja ligas, duoda sindromus ir taip toliau, tas sindromas, ten toks, anoks sindromas. Ir labai dažnai ta žinutė, ta komunikacija vyksta, tikrai yra vadinama diagnozės trauma, kur žmonės išsigąsta nuo to, kaip gydytojas pasako tuos žodžius, nuo to, kaip perteikia tą informaciją. Buvo tau ten 3 stadija, liko ten tiek ir tiek. Ir žmonės tada susikausto, nebėra tos galios kažką daryti, o šiaip gydytojas turėtų, manau, kad įgalinti, kaip yra įgalinti žmogų ir sustiprinti jį, pastatyti tvirčiau ant žemės ir kažkokių sprendimų duoti. Ir labai dažna problema, kad yra diagnozės ir simptomai, tai simptomų slopinimas vaistais, bet nėra gilinimosi į pačias priežastis, į ligos, į sutrikimų priežastis. Tai kartais tie sprendimai gali būti labai kitokie negu nuo to, kaip medicina siūlo, gal, pavyzdžiui, tvarkydami savo emocijas, emocinės traumas, tada pradės keistis ir jūsų kasdienis tiesiog gyvenimo patyrimas arba energijos lygis, maitintis seksis lengviau, virškinimas geriau vyks, nes iš tikrųjų, pavyzdžiui, skrandžiui irgi, kad išskirtų skrandžio rūgšties, reikalinga parasimpatetinė nervų sistema, reiškia, reikia ramybės, streso neturi būti daug, tada virškinimas prasidės, tada puvimo procesų mažiau. Tai viskas, vėlgi, sugrįžtam prie to, kad viskas labai susiję ir dar norėjau vieną dalyką paliesti, tai apie sudžok terapiją būtent, nes yra taip pat ir tradicinė kinų medicina, kurie labiau kulnus diagnozuoja, refleksologija reiškia, tada yra iridologija, kuri pagal akis žiūri taškiukus. Ir ar jūs žiūrit, kad, tarkim, sudžok terapija galėtų būti sprendimas į pačias priežastis jau įeiti, ne šiaip, kad ten simptomus paknaisioti, kažką ten išgerti tabletę ten 8 valandom, bet kad išspręsti problemas iš šaknų, kad išgyti žmonėms. Žiūrėk, Dovydai, pati priežastis, jinai yra labai įvairi. Mes kartais gaunam tokius štampus, kaip ir aš, kai mokiausi nuo 89 metų, kad jeigu patrinka rega, vadinasi, problema yra kepenyse, jei patrinka klausa, problema inkstuose yra ir taip toliau. Tai čia kinų medicina apie tai šneka. Aš vėliau jau toliau, man padėjo sudžok pamatyti, nes sutikdavau žmonės, pas kuriuos yra kepenys nuostabios, o rega bloga. Suprantate? Ir tada, ką žiūrėdavau, žiūriu iš delno ir atrandu, kad nepraeina kraujas į akis per delną, spaudant tuos taškus atsistato rega, net neliečiant kepenų. Bet kitam reikia veikti kepenis. Tai turėjau tokiu atveju, sako, spaudžiau ten 10 metų akių taškus, biškį pagerėjo. Bet kai pradėjau masažuotis kepenų taškus, sako, man taip rega pagerėjo geriau negu 10 metų akis masažuojant, suprantate? Tai pas kiekvieną atvejį jis yra skirtingas. Ir kartais, kai mus prikabina prie tam tikrų šablonų, žmogus labai šabloniškai žiūri. Tai kuo gali plačiau pasižiūrėti, tuo geriau. Ir čia yra tas toks ir emocinis, sako, jeigu nenori daug ko matyti, tai rega sutrinka, nenori daug ko klausyti, klausa sutrinka. Ir aš paskui pradėjau žiūrėti, kadangi
turėdavau labai daug žmonių ir matau, žmogus nori matyti, nuostabus žmogus, bet jis apanka, supranti? Tai čia atrasdavau kitas problemas. Arba apkursta, jam labai įdomu, klausosi muzikos, muziką mėgsta, kaip Bethovenas ir apkurta. Supranti, yra dar ir kitos paslėptos priežastis kartais, užeinančios už šablono ribų. Todėl, kai mąstome šabloniškai, mes mąstome labai siaurai. Ir čia ateina moteris, sako, ai, man su gerkle blogai, nes aš nemoku išsakyti, nekūrybingai ir taip toliau. Ir kai sužinojau, matau, jinai ir piešia, ir dainuoja tiek visko kūrybingo, kodėl su gerkle. Ir tada pasižiūriu, kad čia ant rankos limfmazgių taškai skaudu, supranti, aparatūrą pasižiūriu, o ten įvairios bakterijos, supranti, netgi grybeliai eina, kandida grybeliai. Tai sakau, jum ne dėl to, kad jūs nekūrybinga esate, o todėl, kad vaisių valgot per daug, supranti. Skrandis nusišarmino ir kandida grybelis atėjo į gerklę. Va štai čia, sakau, jūsų problemos su gerklė, ne dėl to, kad jūs nemokat išsakyti, ne dėl to, kad nekūrybinga, supranti. Kuo įvairiau gali pažiūrėti tas priežastis, kuo įvairiau gali pamatyti. Kiekvienas kelias yra unikalus ir todėl reikalinga individuali analizė, man atrodo, čia galim sutikti, negalima primesti, kad vienas vaistas visiems žmonėms, taip tiesiog nėra. Kiekvienas yra unikalus peizažas ir reikia pačiam norėti, tai išsiaiškinti, o kartais reikia vedimo, palaikymo, kažkur, kad kažkas pakreiptų tinkamu keliu. Ir tiems, ką pavyzdžiui, sudomino dabar, ką Arūnas paminėjo, tai yra psichosomatika, labai dabar populiarėjantis dalykas. Tai kaip realiai emocijos ir mentaliniai dalykai siejasi su kažkokiais tai sveikatos sutrikimais. Tos pačios akys, pavyzdžiui, būna, sako, jeigu trinka, tai reiškia, kažko žmogus gal nenori matyti. Ir tada, kad sutrinka akis, kad sugrįžtų į save ir galbūt net pamedituotų ir atsidarytų realybei, ką jisai mato realybė. Tas pats su klausa irgi tai yra girdėjimas iš išorės, ne? Tai gal kažko žmogus girdėti nenori ir tada pastoviai save muzika stimuliuoja, kad to negirdėtų, bet tada tam tikri padariniai viso to įvyksta. Ir taip yra visame kūne. Labai rekomenduočiau knygą, jeigu kažkam įdomu. Yra dabar, kad autorę užmiršau, bet pavadinimas yra Tavo kūnas sako mylėk save. Ir nuo A iki Z surašyti visi dauguma sutrikimų. Ir organų, ir audinių, ir įvairių sutrikimų. Tai čia tą rekomenduočiau. Ir dabar Arūnai šokam prie kito klausimo. Dovydai, aš truputį čia nutrauksiu, bet turėjau tokių atvejų, žinai, atvažiuoja. 3 atvejus turėjau, sako, čia karminės lygos, čia buvau Indijoje, gydžiausi, neišgydė. Turėjau net vieną lamą, žinai, 95 metais. Jis čia paskaitą skaitė Klaipėdoj pas mus klube ir čia jis turėjo problemą su virškinimo sistema, sako, čia manęs neišgydo niekas. Tibetiečiai pasakė, kad čia karminės problemos ir, sakau, turėjau tokių dalykų. Ir ten, žinai, kas buvo? Ten buvo skrandžio vožtuvas, kuris nedarbingas yra. Kai jis nedarbingas, jokio maisto nėra sveiko, jokio. Nes jis atskiria skrandžio rūgštį nuo dvylikapirštio šarmų. Ir aš tada tiesiog ten tą vietą badžiau adatas, akupunktūrą pagal sudžok terapiją. Jis atvažiuoja po kiek laiko, ten po pusmečio, sako, klausyk, sako, man sakė, kad čia karminės lygos, sako, o aš, sako, nebejaučiu, aš pasveikau po to karto, kai čia buvau, gal gali man vėl pabadyti. Aš jam pabadžiau, jis vėliau vėl atvažiavęs, sako, klausyk, aš pasveikau, man čia sakė, karminiai dalykai yra iš praeito gyvenimo. Taigi aš turėjau tokių ir turėjau su psichosomatika nemažai. Ir čia galiu galbūt kažkiek net paprieštarauti. Taip, emocijos pas mus iš tikrųjų labai stipriai veikia. Jeigu yra, sakykime, kažkokia tai problema kūne, tam tikros emocijos veiks vienam galvos skausmą, kitam rega pablogės, jeigu ten jau yra sutrikimai. Kitam klausa pablogės, jeigu ten sutrikimai yra. Kitam dusimas prasidės, nepraeina kraujas į plaučius. Taigi emocijos, stresas visada eina į silpną vietą. Kam į inksus, kam į gimtą ir taip toliau.
Ir čia pastebėjau, kad atvažiuoju su psichosomatiniam lygom, kai sakė, neišgydė, čia psichosomatika, aš visada atvažiuoju, moteris sako, aš tik psichosomatika su rega, aš duodu spaudyti taškus regos, taip, čia nepraeina kraujas. Paspaudyti kepenų, aišku, duodu ir ten nusiraminti ir žmogui pradeda gerėti. Taigi, per daug mes dažnai kreipiam, čia mano požiūris, kiekvieno požiūris savo, aš gerbiu, bet tiesiog tie, kad atvažiuoja paskutiniu metu psichosomatika, aš dusiu, dėl psichosomatikos nieko neranda ir aš ratau. Iš plaučių negrįžta kraujas į širdį, praspaudu šitos taškus ir praeina, o gydė kaip nuo psichosomatikos. Čia yra toks dalykas, kuris kartais žmogų įvelia, nes nepamato priežasties, supranti? Ir čia tiek turėjau dalykų, žinai, kad ten psichosomatika, aš bijau, ten pradėjau spaudyti inkstų taškus, tas baimės sumažėjo ir panašiai. Taigi, aš sutinku, kad yra psichosomatika, bet dabar per daug jinai yra netgi mano požiūrį iškelta, nežiūrint, kad ten yra kažkokios sutrikimai vidiniai. Taigi geriausia žiūrėti per abi puses, nes dabar psichologija labai čia psichosomatika, išsigydyk ir viskas. Bet jeigu toliau, čia turėjau irgi, galbūt nukrypsiu, vienais metais iš jogų mirė 5 žmonės, žinai, treneriai, mokytojai ir taip toliau, žinai. Ir kai diagnozuodavau, ką iš pažįstamų matydavau, skrandis nušarmintas, per daug vaisių vartoja, per daug angliavandenių vartoja. Tai vėl kiekvienu atveju, Dovydai, čia viskas taip vienas į kitą persipinė yra ir kai tu imi tik tai, kuo daugiau diagnostikos būdų pamatai, tuo daugiau gali tą visumą apglėbti ir pamatyti, čia nėra taip paprasta, todėl visada rekomenduoju žmogui būti įvairių specialistų, supranti, kad jisai prasiplėstų, dabar informacijos galime daug gauti. Taigi, bet svarbiausia neprarasti ryšio tiesiog su savo kūnu, nes aš tuo pačiu visiškai beje sutinku su jumis. Bet iš kitos pusės taip pat ateina žmonės, pas mane būna, kreipiasi, kai jau sako, bandžiau 10 specialistų, visi kažką skirtingai šneka, sako, jūs mano paskutinė viltis. Ir man tai kažkaip gaunas, kad pas mane ateina dažnai tokie žmonės, kur jau pavargo nuo to ieškojimo ir tada pradedam nuo tokių labai bazinių dalykų, tiesiog susijungimų. Tai dietų dabar 1000 pasaulyje, bet kažkaip kūnas į kiekvieną maistą reaguoja. Ir aš manau, aukščiausias tikslas tai yra intuityvi mityba. Kai save energetiškai jauti ir žinai, ko kūnui reikia tuo metu. Tai kaip prieš kokį pusvalanduką kalbėjot apie, kad jūs maitinatės visaip, kaip kūnas sako. Tai čia aš manau, kad kiekvienas žmogus turėtų to siekti, nes reikia žinoti savo fizinius poreikius. O dabar, ką norėjau susijęti su psichosomatika, šito tokių argumentų padiskutuoti, manau, galima irgi iššokti į tą tokį pasaulį, kur galima galvoti, kad viskas tik tais emocijos ir taip toliau, kad visos priežastys yra tame, bet jeigu pasižiūrėsime, aš ką praktikuoju cigūną, jau aktyviai gilinuosi ir žinau, kad jūs dar giliau tą darote ir ilgiau, Arūnai, bet esmė kame, kad šiuolaikinėme pasaulyje žmogus sėdi pastoviai prie kompiuterio, dirba, problemos, jeigu ten ieškom čia dvasinės, karminės, emocinės, čia vaikystės traumos, čia reikia psichoterapeutų, nebūtinai, gal tikrai tai yra fiziniai dalykai, ta pati joga ir cigūnas šiais laikais, kodėl taip gerai dirba, nes padeda žmonėms struktūrinius, fizinius blokus atidaryti. Pavyzdžiui, Bado Andzin technika, kurią aš mokinausi pačioje budistų karių cigūno šventykloje, yra apie kūno tiesiog atidarimą. Ir kad, kaip kalbėjau prieš tai, kad tie energetiniai blokai, kad išsitrauktų ir kad upė vėl tekėtų. Ir tada jau atidarius struktūrą, organizmas pradeda sveikti ir į tą patį maistą, net jeigu ir maistą gali tą patį išlaikyti,
jis tiesiog gali pradėti kitaip reaguoti, nes skrandis, pavyzdžiui, pradeda geriau veikti energiją, geriau per kūną teka kraujas, nuteka ten, kur reikia ir tada organas pradeda funkcionuoti. Bet jeigu struktūra yra užspausta, užtinusi, ten uždegimas yra, tai tada yra problemos. Tai fiziškai reikia tą išspręsti ir taip, galim sakyti, jūs pateikėt puikių pavyzdžių, kaip su džok irgi, fiziškai per labiau tą fizinę pradą gali tą stimuliuoti ir tą gijimo procesą. Ir tiems, kas norėtų daugiau su Arūnu, jisai kažkokių ten milijoninių prabangių mokslinių tyrimų neatlikęs, bet ką Arūnas turi, jis turi praktinę klientų pavyzdžius ir jisai turi daug atliktų tyrimų su žmonėm praktiškai. Tai yra vienas dalykas, ką mes lyginsim kažkokius teorinius dalykus ir praktinius dalykus. Tai kreipkitės pas Arūną, jeigu kažkam būtų tas aktualu. Bet dabar norėjau šokti prie jūsų požiūrio į apskritai tą labiau tokį energetinį kūną, nes čia galima žiūrėti, kad mes čia spaudom, kažką ten spaudom, mes ten darom tempimo pratimus, taip toliau, ar ten sveikai maitinamės, tokie fiziniai dalykai, bet kaip tai siejasi su bioenergetika ir ar žmogus praktikuodamas cigūną, tai chi, jogą, kvėpavimo pratimus, ar tai svarbesni dalykai jūsų nuomonė, galbūt negu labiau tie energetiniai dalykai svarbesni negu fiziniai dalykai, kaip jums atrodo? Viskas yra svarbu. Jeigu pasirenki vieną kaip patys svarbiausia, tada pameti visumą. Viskas svarbu yra. Aišku, kartais žmogui reikia vieno ar kito svarbesnio. Aš kaip sakiau ir pačioj pradžioje, man labai patiko kurti. 80 metais pradėjau daryti jogą, cigūną, meditacijas ir vėliau atradau, mokiausi nuo 89 metų pas Vasilį Lenskį, kuris atnešė Tenšan, astrologiją, psichologiją ir pasimokausi dar ir dabar, tiesiog gavau jo pagrindus tokius ir pats iš vidaus labai daug atradau visiškai naują jogą, visiškai naują cigūną, tiesiog turėjau tokią patirtį su jausmais, kai išmokau jausti, kaip jausmai teka per kūną ir sukūriau jogą, kuri eina per jausmus ir cigūną, kuri eina per jausmus ir kvėpavimą, kuri eina per jausmus, nes dabar be galo svarbus yra jausmai ir mokėtos jausmus tiesiog valdyti. Tai sakykime, tos jausmus galima padalinti į ir jam, bet jeigu bendrai imant, po kūną gali pervesti meilės jausmą per ranką. Alkūnė, riešas, delnas, čia meilės jausmas ir tu jį įdedi ir laukiai. Ir gali atsilenki atgal, darai jogą. Meilės jausmas per rankas perėjo, per galvą, per nugarą, šonu pasisukai, per stubarą. Kur nori, gali pradėti valdyti jausmus, kaip tik nori. Kuo daugiau jausmų atversi, tuo daugiau atsiveria realybės. Nes jei neturi savo viduj kažkokio jausmo, tu to nematai išorės, tiesiog nėra rezonanso. Kuo daugiau atversi jausmų, tuo labiau atsiveria dvasinis pasaulis. Taigi dvasingumas yra susijęs ne tiek su intelektu, tiek susijęs su jausmais. Kuo daugiau jauti ramybės, tuo dvasinis pasaulis labiau plečiasi. Kuo daugiau meilės jauti, kuo daugiau jauti jausmų, tuo labiau stoja mintis. Kuo daugiau jauti ramybės, palaimos, vidinio malonumo. Iš tiesų jausmų labai yra daug, o tai, ką gali išgyventi ir tik nauji jausmai ateina į pasaulį, kitaip pradedi mąstyti, kitaip pradedi suvokti, kitaip pradedi pažiūrėti. Ir jeigu pa žmogų, sakykime, nebuvo atleidimo, jis kitaip žiūrė, ateina atleidimas, jo vidus smegenys persikomplektuoja. Taigi pastebėjau, kad smegenys labai persikomplektuoja nuo mūsų visų jausmų. Visi jausmai ant tiek įtakoja. Taigi čia bus ir šventumo jausmas, ir tyrumo jausmas, labai daug jausmų. Iš tiesų labai daug jausmų. Žmonės dar tiem jausmam neturi atitikmenį, neturi, kad tai yra
malonumas. Iš tikrųjų, tai yra malonumas būti meilė, malonumas būti ramybė, malonumas būti įvairiuose jausmuose. Ir va čia aš atradau visiškai naują kelią, kad gali kvėpuoti meilę. Įkvepi pilvo meilį, iškvepi pilvo šypsenos. Įkvepi meilės iš pilvo, iškvepi. Tada įkvepi, toliau mokaisi kvėpuoti. Pilvu, krūtinė, kaklu, veidu, iškvepi meilę. Įkvepi meilę. Gali įkvėpti per vieną pusę meilę, per kitą pusę iškvėpti. Vėl įkvėpti meilę, iškvėpti. Ir va čia gali kvėpuoti tik tai plaučiais meilę arba tik širdim. Ir va taip tiesiog matydavau, kad žmonės rašo, kad galima kvėpavimo knygas įvairias, kad galima kvėpuoti į ramybę, meilę, bet niekad nebūdavo, kaip tai daryti. Ir vat per mane atėjo tie jausmai, kad gali su jausmu paimti laimės jausmą, džiaugsmo jausmą, šviesos jausmą, kuris gali po tave keliauti. Man tai atrodo labai svarbu, nes mums dabar trūksta to ypatingai dvasinio prado, ne tik jogoje atsilenkti, susilenkti, bet tai, kad gali daryti su jausmais, tyrumo jausmu, šventumo jausmu, meilės jausmu. Iš tiesų jausmų yra labai daug. Ir va tada tiesiog tai gaunasi ne tik tai mechaninis judesys, bet tu pervedi. Vakare kokią jogą darau? Vakare darau švelnumo jogą kartais. Kartais meilės jogą, kartais gerumo jogą, kartais palaimos jogą, ramybės, vandens jogą. Tai yra kaip jauti tą ramybės jausmą kūne. Tai yra kiekvienu judesiu. Ramybės jausmas gali tekėti per ranką, per kaklą. Tai yra sąmoningai darai cigūną, jogą ar kvėpavimus. Ir va čia tada susijungia kas? Mechanika su dvasia. Nes tada gali jausmais daryti. Ir dažnai būna kaip meditacija čia ir dabar. Taip, tai yra va. Bet čia ir dabar yra, jeigu būsi meilė. Čia ir dabar bus ramybė, nes atsijungs protas. Tu negalvosi, tu būsi čia ir dabar ir tie jausmai keliaus po kūną. Nes jei paimsi įvairias praktikas, vieni iškelia meilės jausmą kaip patys svarbiausia, kiti iškelia ramybės jausmą, kiti čia ir dabar, bet čia ir dabar yra visi jausmai. Tai yra tiesiog man labai patiko tą atrasti pojūčių pasaulį, gilių išgyvenimų pasaulį, nes realybė atsiveria, kokį jausmą randi. Aš turėjau tokį įvykį. Aš gydžiau žmogų, savo draugą, kuris Indijoje pragyveno Afrikoje metus laiko. Ir aš jam į stuburo taškus pagal sužok terapiją vedžiau adatas ir pas mane buvo žaizda prieš parą laiko, šuniukas perkando, žaidėm. Ir jo kraujo pateko man. Žodžiu, sakau, čia kaip indienai. Po 3 mėnesių ateina, sako, aš turiu živ. Jis Afrikoje išsikrėtė, turėjo merginą, kurią žadėjo parsivežti Lietuvą, žadėjo ves, bet, žinai, ten tokia istorija buvo. Ir kai jis išėjo, aš patekau tokią būseną, aš pajutau, kad Dievas yra visur. Aš prieš tai lankiau meilę žodį pas krikščionis, buvau krišnaitas, supranti. Ir čia pajutau, kad Dievas yra ne Krišna, ne Kristus, ne Rama, ne Šyva, o pajutau, kad Dievas yra šviesa, jis yra kaip sąmonė, jis yra visur. Ir aš tada ką dariau? Mano visas kūnas tiesiog pilvas kvėpavo, įkvepiu Dievų, iškvepiu Dievų. Ir tada pradėjo kvėpuoti visas kūnas, atrodo, milijonai nosių mano kūne. Ir aš įkvepiu Dievų, iškvepiu Dievų. Ir aš sau duodu mintį, Dievas yra meilė. Aš tada įkvepiu visų kūnų, milijonai nosių meilį, iškvepiu meilės jausmą. Ir tada pradėjau su skirtingais jausmais imti ir galvoju, kaip įdomi, kad pradėjau judėti kaip per Dievą, cigūną daryti. Tai yra ranką pakeliu ir jaučiu kaip per riešą, alkūnę, petį, per kaklą, per ranką Dievo jausmas. Kad jis yra visur, jis yra čia, supranti? Aš jo kvėpavau, aš pradėjau daryti jogą, Dievo jogą. Atsilenki ir parajauti, kaip Dievo jausmas perina per rankas, per galvą, per stuburą, per šonus. Ir pradėjau tiesiog jausti, kad Dievas gyvybės jis yra visur. Ir kad iš jo atėjo Kristus, iš jo Šyva atėjo, Krišna atėjo. Iš to šviesos, kuris yra Dievas neapibūdinamas, atėjo viskas. Ir tik galvoja, tik pavadinote Dievo vardu, iškart prasidėjo karas su kitom religijom.
Jo, Man tai čia čia labai dar svarbus dalykas, kad ir visi mes esame iš kūrėjo, tai ta kūrėjo šviesa yra viduje, reikia tik įžiebti, būti tuo šviesos stulpu savo ir susijungti su kūrėju, leisti savo va, tą daryti. Tai čia labai, 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 labai gražu. Ačiū labai, kad pasidalinot šitą patirtimą, Arūnai. Ir kartais iš tokių va, sunkiausių situacijų, kur tikrai atrodo gal tamsu, tada va, reikia atsispirti ir ta šviesa ir kelia aukštyn. Ir atrodo, kad Dievas ir visata padeda tame procese, bet reikia pasiryžti labai. Tai žodžiu, jūs, kaip sakot, vat, jausmą įnešat į tiesiog ne tik, kad kažkokią vat, fizinę praktiką ir tas kai kuriems žmonėms gal labai svetima, kad vat, tiesiog kiti labai mechaniškai žiūri į sportą, bet aš visiškai sutinku su jausmu, ypač tokias labiau sąmoningas judėjimo praktikas, kur mes stebime, kas vyksta judesio kvėpavimo metu. Ir netgi vat, tas pats Cigūnas, jis yra grakštus judėjimas, jisai leidžia labai stebėti, kaip energija teka, ir jeigu su laiku darysit ir tą energetiką galima jausti ir užmerkus akis pradėti jausti labiau ir aplinkos netgi energetiką. Ir tas yra labai, labai įdomu, bet jeigu kažkam, dabar kas klausotės ir kažkam gal tai atrodo labai svetima, nes jūs gal tai dar tik pradėte šitą kelią, gal, tarkim, pradėti nuo meditacijos, tiesiog, jeigu kaip kad įgalinti jūs kažką padaryti, tiesiog užmerkti akis, pridėti rankas ant širdies ir kvėpuoti per širdį, galbūt prisiminti kažkokią akimirką, už ką jūs dėkingi esate gyvenime. Nors vieną dalyką, už ką esate dėkingi. Ir tas jau tuo momentu jau keičia jūsų būseną. Jeigu net ir esat kažkokiam chaose, pykti, kažkokiam iš tikro tą alchemiją galit labai greitai vykdyti. Tai priklauso, kur nukreipiam tą energiją. Vat, pavyzdžiui, Arūnas kokiu pavyzdžiu pasidalino, tai čia galinga daryti jogą ir, tarkim, įkvėpti šviesą, kol kūnas juda, priimti šviesą, priimti kūrėjo meilę į savo kūną ir maitinti tuo, tai reiškia ir nukreipiam savo dėmesį į tuos jausmus, o tie jausmai maitina visą mūsų tą vat, pradą, tai kas esame. Tai čia yra labai, labai gražu, kad jūs Arūnai įtraukite tokių dalykų ir meditacijos, manau, tikrai gali padėti išmokti visą tą jausti žymiai geriau. Kokia jūsų patirtis šiaip su meditacijom? Ar manote, kad tai yra, pavyzdžiui, daugelį dvasinių praktikų sako, kad meditacija yra pagrindinis įrankis pasiekti nušvitimo arba rasti savo kelią? Aš manau, kad tų kelių gali būti daug, bet meditacija galbūt labai lengva pradėti. Tai kokia jūsų nuomonė? Jo, vienam lengva, kitam sunku. Tai vėl kiekvienas žiūri savaip įvertina, kas tai yra meditacija. Aš vėl einu per savo požiūrį, per savo mokyklos požiūrį, galbūt ir per mokytojo ir savo patirties. Man meditacija gali būti, mes dabar kalbamės, ir jeigu esame dvasioj, jeigu yra, atsakykime, čia ir dabar jauti, ar nejauti visą kūną, tai jau meditacija yra, stebėjimo meditacija, buvimo čia ir dabar meditacija. Jeigu šnekant išgyveni ramybę arba meilę, jau čia yra meditacija. Taigi meditacija gali būti, kai tu pieši, bet tai turi būti dvasia, supranti, jausmas viduj. Meditacija gali būti, kai darai cigūną ar jogą, kai stebėjai save arba dirbi su kažkokiais gilesniais pojūčiais ir panašiai. Meditacija gali būti sportuojant. Aš kilnodavau štangas ir, atsakykime, eina storosios žarnos meridianas, nurodoma pirštą, tai pakeli štangą ir išgyveni lengvumą, šviesumą, vaiko būseną, džiugumą tokią.
keli perikardo meridianas eina per vidurinius pirštus, keli štangas ir jauti ramybės jausmą. Jeigu šitaip dirbi su svarsčiais, čia eina širdies meridianas, jauti meilės jausmą. Aš sujunginėjau visada, kad tai būtų judesys su dvasia. Tai jau yra meditacija, supranti? Taigi medituoti gali. Yra Dzogčeno tokia religija Tibete, kur dažnai sako, kiti sako, o mes nematėm, kad jūs medituotumėt, sako. Nebuvo net sekundės per parą, sako, kad aš nemedituočiau. Aš prausiuosi medituoju, valau dantis medituoju, valgau medituoju, dirbu medituoju. Taigi, jeigu pavyksta į judesį, į kiekvieną kažką bedarytumėt, įvesti tą dvasią, malonumą, buvimą čia ir dabar ir jausmus gilius, jūs jau esate. Čia ir yra tas toks tikslas, sakyčiau, žmogui, kad jis gyventų malonume kaifą, plautų indus, gali su ramybė, gali su meilė, gali su džiaugsmu plauti, gali su čia ir dabar plauti, supranti, rengtis kažką daryti ir tada tu būni dvasioje. Man dvasioje buvimas tas pats, kas meditacijai. Bet būna žmonės, kurie sako, ne, meditacija bus tada, kai Kristus bus. Žinai, arba kitas, ne, meditacija bus tik tada, kai tu ramybė jausi. Arba meditacija bus, kai būsi stebėjime. Ne, kai tu būsi meiliai, žinai. Tai čia yra visi šneka apie tą patį, tik supranti, kaip yra ir žydra spalva, ir geltona, ir purpurinė, visa tai yra spalvos. Ir jo, galima netgi taip su yin yangu sujungti, kad arba galima prie kažko vieno prisirišti, arba galima į tą kaip į visumą žiūrėti. Ir jeigu, pavyzdžiui, žiūrėti tiesiog į šią akimirką, galbūt kaip į pamatą, tiesiog sąmoningam gyvenimui, nes jeigu sąmoningai esi šioje akimirkoje, tada tu gali ir įpūsti tų jausmų į kiekvieną veiklą, ką tu darai, tai viskas tada tampa meditacija ir tada realiai tokios meditacijos, kaip mes įsivaizduojam, kad čia sėdi ir ten kažkas mantras kartoji, to iš tikrųjų nereikia, nes viską iš to jausmo galima daryti. Yra labai man patinkantis vienas juokelis, sako, va tenais indų mokyklų Šri Rama Baba, ten meditavo 20 metų, ten taip toliau ir nušvito. O Antanas kirto malkas 20 metų su savo kirviu kiekvieną dieną ir va taip nušvito. Tai kiekvienas savo kelią iš esmės turi atrasti iš kokio jausmo tą darom. Tai va. Kaip jums, Arūnai, atrodo, ar dvasinis kelias yra, ar visata turi kažkokius principus, kuo žmonės gali remtis ir išlaikyti kažkokią struktūrą tame kelyje, ar kiekvieno gyvenimas yra tas unikalus, gražus chaosas ir reikia iš to atrasti savo šviesą. Kaip jums atrodo? Žinai, Dovydai, visada taip yra. Tas požiūris, jisai gali keistis. Kažko daugiau radai, kažko giliau suvokiai ir jau giliau matai. Taigi, va tas toks plėtimasis, gilėjimas, jis keičia tai, kad tu mąstai prieš 10 metų, 20, 30 ar 40, jisai, supranti, jis keičiasi, jisai pilnėja, tie pokyčiai, jie vyksta ir kai būna kažkokios taisyklės labai tokios pa žmonės, tai labai tos taisyklės apriboja ir nepadeda užeiti už tų taisyklių ribų. Pats žmogus, supranti, jeigu aš pasakysiu vienai, bet žmogus tam turi tikrą struktūrą, jis negali pamatyti, kaip aš pasakiau, jis pamatys savaip. Ir supranti, 100 žmonių klausysis ir 100 žmonių ar 1000 savaip supras. Mes galime priimti tai, ką turime viduj. Kuo daugiau turime viduj, tuo daugiau galime priimti ir atsiverti. Bet jeigu bandysi suvokti tik per protą, tai čia toksai yra, kuris ganėtinai primityvus instrumentas yra, kuris viską, kaip sako, dzene, tik įvertina intelektų, iškart nuo realybės atitolai.
Jo. Ir pas juos yra čia ir dabar, tarsi be įvertinimo, taip kaip yra. Tai kas yra iš tiesų, tai yra tikrai dieviška, bet to proto irgi reikia, nes Dzeno knygos tai visos ir buvo parašytos per protą. Dzeno mokymai irgi per protą, nėra taip, kad įsijungiai ten YouTube ir visi tik tyli, žinai. Yra tylėjimo tos praktikos, jos didelės, bet yra ir šnekėjimo praktikos. Tai jeigu šneki per dvasią, tai tu gali nešti tą gilesnį mokymą, bet jeigu šneki ne per dvasią, tai jau sunkiau bus pasibelsti, žinai. Tai kai neturi kažkokių tai taisyklių, tai gali užeiti už tų taisyklių ribų, kai yra tam tikros. O taisyklės jos gali kažkiek įkalinti, nes mačiau žmonės, kurie tik ir laikosi labai griežtai ten vedų arba labai griežtai tų taisyklių, labai griežtai, kaip ir tos taisyklės yra tam tikrų kelių gerai, vat kaip Dzogčenė taip pat minėjau. Buvo mokytojai, kurie davė įžadus, kad negers alkoholio, nevalgys mėsos, nesiženys. Ir buvo tokių mokytojų Dzogčenė, kur prašvito ir pradėjo gerti alkoholį. Prašvito ir pradėjo valgyti mėsą. Prašvito ir tai, kad prieš tai buvo davę įžadus, kad niekad nesiženys, apsiženėjo. Supranti, prašvitęs žmogus pamato, kad tie įžadai visi buvo tušti duoti iš galvos. O kai ateina iš vidaus, jie pamatė, kad galbūt jam reikia mėsą valgyti. Vat kaip Dalai Lama irgi kartais juokiasi, sako, jūs valgot mėsą, jisai sako, man gydytojai liepia dėl sveikatos. Supranti? Ir va čia kitiem neįsipaišo. Ir kai buvo atvažiuoja Dalai Lama, kiti rašo, nevažiuojam pas jį, jis valgo mėsą, jis agresyvus. Ir aš matau, tas žmogus, kuris nevalgo mėsos, jis agresyvesnis už tą Dalai Lamą 1000 kartų, supranti? Va, ir čia tie tokie kartais protiniai, čia irgi buvo, žinai, ten pas Dalai Lamą asmeniškai nuvažiavo ir jis puodą užmušė, žinai. Ir tada, sako, man čia taip į žemai krito, kad jis tą uodą užmušė. Ir kaip tik aš šnekėjus, ant manęs uodas nutupė ir aš užmušiau tą uodą, sakau, išlaisvinu tave naujam gimimui, žinai. Sakau, ir jis išlaisvindavo naujam gimimui tą uodą, naujam, žinai, tegu gimsta iš naujo. Taigi, tas protas kartais taip atrodo, kad tas mokytojas turi elgtis pagal mane, taip kaip aš suvokiau, tada jis bus mokytojas, o tik jis kitaip pasielgia, ne, jis jau nebe mokytojas, žinai. Tai va čia tas protinės tokie štampai intelektualiniai kartais mus labai apriboja ir neleidžia užeiti toliau už jų, nes pasekmės priežasties dėsnis jis yra pirmas laiptelis ir jisai yra vienas tokių pirmam žingsniu, toliau yra žymiai giliau už pasekmės priežasties dėsnį. Jis yra tik pirmas, ta pakopa, pirmas tas laiptelis, o kiti ir užstringa ant tos pirmos klasės. Supranti, kurie tik pasekmės priežasties yra žymiai giliau už pasekmės priežasties dėsnį, žymiai toliau, žymiai plačiau. Ir kai mes bandom tik intelektu viską įvardinti, mes labai būna apribojam. Nes intelektas ganėtinai jisai siauras yra, žinai. Jo, dabar aš norėjau sujungti, galbūt net ir tą su jums irgi aktualia tema, nes kadangi minėjot, kad mes kartu mėgstam cigūną gamtoj daryti, kvėpavimo pratimus ir kalbant, pavyzdžiui, paimant tas pačias religijas, atrodo labai daug visko, taisyklių, struktūrų, viskas labai taip griežta, o nušvitimas arba tos būsenos dieviškos, jos yra totali laisvė. Ir iš vienos pusės galima argumentuoti taip, kad gamta turi kažkokias gal savo dėsnius, savo taisyklės, kurių mes gal nesuprantam, nematom to. Iš kitos pusės žiūrint į gamtą, tai yra kažkoks tais magiškas chaosas, kuris iš dalies netgi vidinės žmogaus būsenas atspindi ir nesikabinant prie jokių religijų, aš manau, kad apskritai lietuviai, mes kaip žmonės,
mūsų protėviai gamtatikiai buvo ir mes tikrai turim stiprų, tvirtą ryšį su gamta, dabar pakeliavęs smarkiai po pasaulį ir tiesiog bendraudamas su savo draugais, žmonėm, lietuviais, aš jaučiu iš vidaus, yra mūsų šaknyse kažkoks stipresnis ryšys su gamta. Ir mano klausimas yra, ar per gamtą žmogus gali, vat jūsų nuomonė, tiesiog susijungti su Dievu, ar koks yra apskritai vat žmogaus ir gamtos tas metafizinis ryšys, kokia yra to prasmė? Matai, gamta, kada atsiranda ryšys su gamta? Tada, kai sustoja mintis, tada, kai žiūrėdamas į gamtą išplėti save ir pradedi jausti. Tada atsiranda ryšys su medžiais, atsiranda ryšys su žeme, su žolėmis, su dangumi. Ir čia ateina ne per intelektą žinios, o ateina per pojūčius, per dvasią žinios kitos. Bet čia atsiranda toks kaip rezonansas. Kai atrandi ryšį, kai ištirpsti tame ir turiu eilėraštį irgi tokį parašęs, kai stebėdamas gamtą, kai paleidi mintis ir gamtą stebi, medžius, vėją, dangužį, paukščius, juk jiems nieko netrūksta. Jau ir taip viskas yra, ir nieko taisyti, ir pagražinti nereikia, nei debesų, nei vėjo, nei medžio, nei paukščių. Tiesiog viskas yra. Taip šventa ir gera taip būti. Kai niekam nieko netrūksta. Būties atėjo atrado save, ištirpus gamtoj. Juk ji tavo kūnas didysis, šventasis, brangusis, mielasis. Ar galėtų gyventi be jo? Čia tik vienas puslapiukas, yra 4 puslapiai. Tiesiog turėjau tokį pojūtį, kai man mokytojas 95 metai, 4 galbūt, jis man, priėmiau namus nakvoti ir pamatė, kad pas mane, sako, kas čia per gėlė, sako, man padovanojo, kodėl tokia nuvytusi. Aš tada sakau, kad man padovanojo, jau jinai kažkodėl pradėjo vyst. Ir jis sako, tu kiekvieną dieną darai jogą, sakau, daviau savo įžadus, daryti kiekvieną dieną jogą. Bet sako, po jogos tu žiūrėk į tą gėlę, pasinerk ir pačios neįdomiausios praktikos buvo. Pačios pradžiai buvo, galvoju, kokia čia nesąmonė, aš prižadėjau mokytojau ten 5 minutės ar 10 žiūrėti tą augalą. Aš žinau, kokia nesąmonė, nes mintis sukasi, protas sukasi, o aš turiu žiūrėti tą gėlę. Praėjo gal 3-4 mėnesiai. Kasdienės praktikos. Aš žiūrėdavau tą gėlę ir vieną dieną pajutau, kaip susijungiu. Vėliau radau tai Radža jogui, kad jogas turi žiūrėti į objektą ir jis išnyksta, ir tas objektas išnyksta ir tampa vienu. Ir jis nebežino, kad jis yra jis, ir jis nebežino, kad yra tas objektas. Aš pradėjau jausti tą gėlę ir jinai taip suspurdėjo. Galvoju, kas čia įvyko, kas čia atsitiko, kas čia galėjo būti. Ir taip pradėjau jausti ryšį su augalais. Išėjęs į lauką, pradėjau jausti, kad su medžiai susijungiu. Ir čia toks kaifas ateina. Toks malonumas ateina. Tas ryšys ir pradėjau jausti, kaip kažkada einu miestu ir jaučiu, kaip žolė mane kviečia žemę. Aš einu per žolę, dedu kojas ir atrodo, ta žolė perauga per mane ir ta motina žemės energija. Aš einu žolė ir pradėjau verkti. Aš tiesiog pradėjau jausti tokius jausmus, galvoju, Dieve, čia motina žemė su manim sveikinasi, visiškai mintis atsijungia. Jeigu galvoji, jeigu mąstai, nebus susijungimo su medžiais, nebus susijungimo su žeme, su žole, su aplamai gamta, nes tada tu pastatai tarsi ribas. Galvojimas mumise atjungia tą ryšį. Tai kol žmonės neturėjo to intelekto didelio, tai jie
gilesnį gamtą eidavo. Ir ta pati gamta juos mokė. Tai yra, ryte mus mokė švaro, šventumo jausmo, nes kai iš ryto atsikeli, užmiršęs viską, atsikeli viskas taip šventa, švaru, tyra. Tai yra budimo jausmas, švaros jausmas, lengvumo, žavesio jausmas. Va tai ir moko rytas arba pavasaris. Vasara moko pražydėjimo, meilės jausmo, laimės jausmo. O tokio vat, to šviesumo ir pati diena, ten daug saulės, ten daug moko tokio atsiverimo, priėmimo, pražysti, atsiveri, atsiskleidi, susijungi. Čia susijungimas yra vienio jausmas. Vasara, dienos jausmas. Rudens jausmas jis yra jėgos jausmas, duoda daug jėgos, derlius turi ateiti, daug dirbi, daug darai, stiprinė, ateina žemės energija, tvirtybės energija. O ir veiklos tokia energija, dauguma eina sportuoti vakare po darbo, nes fiziškai tada gali ką padaryti. O naktis pati mus moko tokios ramybės, nurimimo, minkštumo, švelnumo, vandens energijos, aptakumo. Taigi toj gamtoj yra tam tikri dėsniai, kad ryte atsivertum, pasiražytum, jana energija teka su ražuliu. Ir kai pradėsi ražytis, pradėsi jausti, kad ražulys eina per išorinės pusės, per petį, per kaklą, per mentis, per plaučius, per nugarą, gali su ražuliu jam stilius. Judėti. Pats ražulys judina kūną, taip ir atsirado cigūnas pradžiai, kad tiesiog pats kūnas pradėjo judėti, pasiražai ir va čia atsidaro širdis, atsidaro plaučiai. Išorinėse rankų pusėse yra 3 meridianai, kurie duoda lengvumo, ryto, pavasario jausmą, šviesumą, žavesio, nuostabos. O tokia vaiko ištiesia stuburą, ištempia kūną, atidaro plaučius, atidaro žavėtis. Atidaro su nuostaba, bet jeigu ryte į mobilų įeini, tas jausmas dingsta, tu pradedi koncentruotis. Taigi gamta turi savo dėsnius ir kad gamtą atvertum, turi intelektas tarsi pasileisti ir atsiverti pojūčiai ir tada iš gamtos, iš tų pojūčių viskas savaime ateina, nes išmoksti susijungti, klausytis, jausti. Va tas čia ir dabar, kai būna meditacijos. O gali būti čia ir dabar, kai užmerkia akis, įsiklausai savo vidinį kūną. O kai atmerkia akis, taip pat skaičiau korėjiečių dzen irgi budizmo, tai jie sako, kas yra Buda. Lietaus kritimas yra Buda, snaigių kritimas yra Budas garsas, vėjo garsas yra Budas, lankstosi medžiai yra Buda. Ir man čia labai susijungia su sveikatos ir sandoros evangelija, nes Kristus sakydavo, kai jo mokiniai ateidavo ir jis sakydavo, jūs dabar rašote Naują testamentą, bet kas jį rašo? Ne Dievas, o žmogus. Dievas yra įdėjęs, tai yra šventą raštą į medžius, į žoles, į žmones, jis yra jūsų viduje. Ir išmokti klausytis gyvybės Dievo, kuris yra visame, yra daugiau negu skaityti knygas, kurias parašė žmogus. Gyvybės Dievas yra visame. Tai man labai tas susirišo, o šitie pojūčiai, jausti va tą gyvybę, jausti gyvybės Dievą, gyvybės dvasią, visame tai yra va toks va apjungimas, apglėbimas, bet tai gali ateiti, kai būni čia ir dabar, kai paleidi mintis, kai susijungi su aplinka. Čia yra specialūs taip pat mokymai, kai išmoksti savo kūną išplės. Kažkada su šamanais taip pat praktikavau, tai irgi jų būdavo dar tarybiniais netarybiniais, paskui atvažiuodavo ir eidavom į gamtą ir sakydavo, jūs turite prie jūros išsiplėsti per visą jūrą ir tada būdavo tokių klausimų. Aš galvoju, kad išsiplėčiau, sakau savo, išsiplėčiau per jūrą, sako, negalvokit, o pajauskit, kad išsiplėčiat. Nuėjus į mišką, pajauskit, kaip išsiplėčiat, kad medžiai jumise gyvena. Tada pajauti savo kūną, kad tu esi toks beribis, kad tavyje
planeta kaip smiltelė yra, kad viskas tavyje tokia mažytės dalelės, kad esi toks beribis, čia ateina pojūčių pasaulis. Matai, vieni ezoteriką mėgsta paimti per intelektą, bet jei nepaimsi per pojūčius, per dvasią, tu tik ir bus čia. Tik ir bus čia tavo intelektą, todėl labai gerai šios pojūčius tiesiog praplėsti, atverti. Ir tai iš tikrųjų mes iš gamtos, jeigu žmogus jaučia tą gamtą, tai jisai ten tiek gyvybės atras, tiek dvasios atras. Jo, man atrodo, apskritai, gamta maitina tuos, kurie pastebi ją. Yra labai graži citata, kad visatą save pastebi per žmogaus žvilgsnį. Tai jeigu, kaip jūsų gėlės pavyzdys, tai jeigu aš pastebiu medį prieš save, tai tas pats, kas visatą save pastebėtų. Ir iš esmės visas tai susijungia į vienį. Tai, o apskritai, manau, kad žmonėms, kurie gyvena miestas, tai realiai žmonės dėžutėse gyvena, užsidarę, užsibarikadavę, ofisuose praleidžia dienas prie kompiuterių. Ir tas buvimas čia ir dabar arba stebėjimo būsena iš tikrųjų labai palyginus lengvai pasiekiama gamtoje. Taip, jeigu leidžiat savo, gamtoj turėtų būti žymiai lengviau persijungti ir tiesiog stebėti. Tai manau, kad kiekvienam reikia tas gamtos praktikas grąžinti į kasdienybę, į gyvenimo ritmą. Jeigu pavyksta ten vieną kartą per dieną į parką nueiti, nueikit. Jeigu pavyksta kartą į savaitę miške pabūti, stebėti medžius, paukščius, kaip ten jie čiulba, ką ten jie giedoja, gal kažkokių gyvūnų pamatyti, o gal prie jūros nuvažiuoti. Aš pats šiuo metu esu Olandijoje, bet šiaip esu klaipėdietis, tai man jūra, va taip, labai mėgstu jūrą ir tikrai įpučia kažkokio naujo vėjo. Aš pavyzdžiui, man labai stipri vėjo stichija. Aš kai jaučiu vėją, aš atsidarau visas ir tarsi tampu tuo vėju ir taip pakelia tą dvasią, taip užkelia vidinę energiją, gyvybinę tą jėgą, susijungimas su tais elementais, su tom stichijom ir mūsų protėviai, jie geriau valdė tą intelektinį ir jau tą labiau dvasinį pasaulį. Ir žinoma, kaip kalbėjom, kartais reikia proto, kartais reikia kritinės analizės, logikos, bet reikia sugebėti sugrįžti ir į tą tiesiog labiau stebėjimo, grožėjimosi, netgi tokio, kas čia yra, pripažinti, kad gal net nežinai, čia yra medis, bet kas iš tikrųjų tas medis yra, jeigu ne tik fizinė visa ta forma žiūrėti, apie ką čia visa šita kūryba yra, kokia visa šita prasmė, tai kartais ir tokį magišką pasaulį truputį iššokti, įdėti vieną koją ten, įdėti vieną koją ten ir galbūt tada kažkaip gražiau, darniau viskas matysis. Tai apibendrinant šiandienos pokalbį, labai noriu padėkoti Arūnui, kad pasidalinot savo gyvenimo ir patirtim, ir sveikatos iššūkiais, ir tai, ką sužinojot, ir tai, ką išmokot, ir pakalbėjom. Ir mes šiandien labai yin-yang ir apie fizinius dalykus, ir apie emocinius, ir apie dvasinius dalykus. Tai tikiuosi, kad jums buvo įdomu išgirsti šitos klausimus, Arūnai. Tikiuosi, kad publikai smagu bus paklausyti ir ačiū visiems. Ačiū, Dovydai, kad pakvietei susitikti kartu, taip pat buvo smagu ir su tavimi, su visais pabendrauti. Jo, tai tiek tada. Tiek. Tiek, ačiū, iki.